tai viešųjų pirkimų tarnybos vadovas išties turėjo labai daug iniciatyvų, kaip galima krašto apsaugos ministerijoje, kurios biudžetas, priminsiu, nuo 21 metų, nuo konservatorių pradžios nuo 1,1 milijardo. 4 kartus užaugo. 5 kartus, bet dabar sieks 4,8. O tarpininkai visokie, neskelbiamos dėrybos, labai apsimetama, kad labai skubama, ne, bet mastai, ten 80 milijonų, o čia 4,8 milijardo. Taip. Tai yra, tiesiog kosminiai dydžiai, jeigu tai palyginus, ar ne? Žmonėms sunku įsivaizduoti, bet jeigu kur yra metras, kur yra kilometras, ar ne? Taip. Tai jeigu ten yra 80 metrų, ar ne? Tai čia 4,8 kilometrų. Pinigų. Tai yra pinigų, ar ne? Jeigu taip žiūrint, tai yra ten tokie dydžiai, kad įsivaizduoti kilometrais, ar ne? Virvės ilgi, nežinau, kalno aukštai, ar ne? Bet tai yra visai kitos krūvos pinigų. Ir čia sistema nėra tikrai kompetencijom nepasižymi, neblizga. 70 perkančių organizacijų, kurios pačios susigalvoja taisyklės. Krašto apsaugoje daugiau negu 70. Vienais duomenimis 72, kitais 74. Niekas net nesuskaičiuoja turbūt. Tarsi tyčia išskaidyta. Tai yra išskaidyta į kiekvieno, sakykime, kas galėtų būti. Į kiekvieno puskarinkio, aš jau čia jaukauju. Bet praktiškai tai neprimgi, kiekvieno puskarinkio ten rankas atiduoda teisę pirktis. Todėl atsiranda visokie tarpininkai, jau mūsų ten minėta Mokveža, kurie ten už 10 milijonų sugeba pateikti paslaugų, kurie yra tarpininkai iš vis. Pavyzdžiui, iš jų nuperkama, kreipiamas į juos, kad jie išminuotų rūdininkų poligoną, kad jie išrautų kelmus rūdininkų poligoną. Aš kai jūs pasakė, aš galvoju, suklydau. Ne, čia rūdininkų ten poligonė, įsivaizduoju, mes prašome, kad jūs pateikite, kaip tarpininkas, kur dirba buhalteriai ir vadybininkai. Keletas teisininkų. Gal teisininkų praktiškai išminavo rūdininkų poligoną. Atsakymo nėra, mes prašom raštu pateikti. Tai dabar viešųjų pirkimų tarnybai padedame atlikti viešojo pirkimo patikrinimą, kadangi nedaug nemažai, apie ten beros 1,5 milijono išleista kelmų ten rovimui apie ten netoli 3 milijonų, nes kadangi milijonų buvo padidinta prašant jiems, bet kaip atsirenkama, kaip sugalvoja kariškiai, kad reikia kreiptis pas tarpininką kažkokį buhalterį, kad išminuotų jam, sakykime, poligoną. Čia ko gero gera idėja, jeigu iš tikrųjų neduok dieve, kas Lietuvoje bus užminuota, tai mes žinom, ką reikia paleisti tą lauką. Bet atsakomybė, tai jeigu kažkas užlips ant kažkokios minos, ar padėtos, ar buvusios, ar teroristo, ar kažkoks tai sprendinys, kokia atsakomybė licenzijos neturinčios įmonės, kad jinai tos darbus įvykdys gerai. Tai čia turbūt tieks nepergyvent, jeigu kažkas užliptų iš tos kompanijos. Dabar 75-70, vadinkim, daugiau negu 70 perkančių organizacijų, sakykime, jos niekaip nesugeba turėti tinkamos kontrolės, koordinacijos. Todėl mes realiai, matydami, kad biudžetas auga kartais ir situacija nesikeičia, besikeičiant vis tiek tie iš inercijos lieka tie padaliniai tokie pat, kur buvo ir prie Anušausko, ir prie Kasčiūno. Tiesiog siūlome valstybės kontroliai iki birželio 16, nes nėra ką laukti. Valstybės kontrolė, aišku, ant mūsų pyksta, kad mes štai vėl tokį neplanuotą auditą numetam. Ne, valstybės kontrolė išties dabar ėmėsi ir ginkluotės pirkimų, greičiausiai nuo 16 metų analizuos, ten nuo bokserių pirkimo, bero 16 metai didžiausias pirkimas buvo, kuris išaugo iki milijardo, atlikti krašto apsaugos skirtų lėšų prekiams, paslaugoms ir darbų įsigijimui, valstybinį auditą. Ir mes čia keliame klausimus. Krašto apsaugos sistemos perkančios organizacijos, tarp jų gynybos resursų agentūros, prie krašto apsaugos ministerijos, infrastruktūros valdymo agentūros lėšų, prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą, panaudojimas, įsigijimas ir panaudojimas buvo teisėtas, efektyvus ir rezultatyvus. Taip pat ar teisinių reguliavimo nustatytos išimtis, prekių, paslaugų, darbų įsigijimas, neskelbimos dėrybos, paprastintas pirkimų procedūros, decentralizuotai organizuotas pirkimų vykdymas,
šiam procesui kiti žmogiškieji ištekliai, jų kompetencijos ir kitos susijusios aplinkybės atitinka siekį lėšas naudoti racionaliai, efektyviai, rezultatyviai, bei išvengti tarpininkavimo, tarp galimai padidinant įsigijimų kainas. Nes esmė yra tai, kad kiekvienas euras praleistas pro šalį silpnina mūsų gynybą. Ir labai gerai man užstrigo ponios Dovilės Šakalienės, kada tapo krašto apsaugos ministrė, sakykime, tokie teiginiai arba tokios, sakykime, nuorodos savo visai krašto apsaugos vadovavimo sistemai, kad pradėkite mąstyti karo kategorijomis, tai karo laiko. Jo, karo laiko, tai audito komiteto ten pozicija, kad taikykime už tokį pasipinigavimą karo laiko atsakomybę. Tai tada bus tvarkoj, nes kur dideli ten pinigai, tai yra norinčių pasišildyti. Darbuotojų. Žiūrėkit, aš dabar Alfa straipsnį išsitraukiau, tarp kitko, apie jūsų darbą dėl antro vėjo parko. Čia jie išsamiai aprašė, iš tikrųjų labai įdomiai aprašė, tikrai rekomenduoju paskaityti. Bet kontekste yra pateiktas Dainiaus Kreivio, jisai siejamas šitais sprendimais, be abejo, jisai čia visą stumė tą reikalą. Tai viešai jisai stumė, sakė, žiūrėkit, jūs Makveža, jūs paminėjot Makvežą, ne? Čia yra, jisai turi tą bendrovę Katus, jisai tokia. Taip, ten Sperija akcininkas yra. Tai va, žiūrėkit, ką rodo, ką rašo Alfa. Nuo 20 metų, tai yra nuo jų kadencijos pradžios iki pabaigos, jo turtas daugiau negu dvigubai išaugo. Nuo 9 milijonų iki 19 milijonų. Čia Katus ar? Katus. Jie čia mini Katusą ir čia asmeninis galbūt. Aš nežinau. Bet jie čia, aš skaitau tiesiog nuo ekrano. 19 milijonų. Katus. Dainius Kreivys. Čia yra tarptų turtingiausių, jisai pasidarė iš 398 į 306 vietą. Per tą visą laiką išaugo. Žmogus nenukentėjo. Auga reitingai. Jo, jisai dirbo darbą, bet smarkiai nenubednėjo. Dirbdamas ministro darbą. Jo, ministro dirbdamas jisai labai tvarkingai susitvarkė šitos dalykus. Tai va tokie momentai, kada nors, nes mes girdim istorijas iš Europos prokuratūros, kur dabar buvusi von der Leyen draugė, ten tvarkė irgi užsienio reikalus kaip Kalas dabar, prieš pirmtakė Kalas. Jinai viskas suimta, jie ten jau paleido, jau sakė. Bet tada krata, namuose ir visur kitur. Ne, tai žiūrėkime, kas Ukrainoje vyksta. Tai Ukrainoje tvarkosi su tvarkosi, tai bandė užgniaužti tuos, kurie norėjo ten tvarkytis. Bet kaip ir neseniau. Tai aš manau, kad ir Lietuvoje ateis laikas ir tam nebūtinai reikia karo. Kad pradėtų tvarkytis. Šitie auditai vienas po kito rodo, kad įmanoma, nes žmonėms pirmą reikia sužinoti, kas darosi. Tada jie galų gale teisingus sprendimus priima.